Sveikučiai, mano žiūrovai visi. Nu ką, žiema tikrai mus aplankė. Ir tarp kitko, visus su naujais metais, nes berods dar nesimatėm šiais naujais metais. Ir kaip supratote iš anonso pradžioj, šiek tiek kitoks bus vidosikas. Iš tikrųjų, kasinėt gali ir įmanoma, nežinau, nežinau kaip atrodo dabar po to sniego žemė įšalus ar ne, bet noro mažai buvo išėjęs, tai tikrai žiauru. Vieną kartą skrolindamas kem 4 metų žemėlapį karinį vokišką netyčia aptikau keistą žymėjimą. Tada, jis mane sudomino, tada pabandžiau įsiversti iš vokiečių kalbos, ką tai reiškia. Ir kaip ir maždaug supratau, kad tai yra kažkoks karinis įtvirtinimas. Na taip, mūsų kraštuose jų yra. Pagal spalvą tai yra rusiškas įtvirtinimas, bet miške tarp pelkių ir iš tikrųjų niekados aš tai nebuvęs. Ir nesimato nei nuo kelio, nei iš žemėlapių jokių kitų. Tai tenka tik tais vienu būdu tikrinti realiai. O realiai tą vertinimą tos vietovės pasidariau iš 3 žemėlapių. Tai kem 4 karinis žemėlapis. Tada pasiėmiau Maps.lt reljefą, susilyginau su vietovės paprasto aerofoto ir daugmaž nusistačiau vietą. Tai iš reljefo matosi daugmaž ten duobė, kažkokia dauba tikrai didžiulė, bet ar pats statinys yra, tai susižinosim tik tais ten nuėję. Sniego yra, tikrai yra ir tiesiog net neverta dėl tiek storio sniego pradėti kasinėti. Nu va, kol kas ta kryptim einu ir lyg ir kažkoks kontūras matosi čia, bet aš įtariu, kad pačio įtvirtinimo nebus. Akurat. Jabat, kabat. Štai duobė, tikrai didelė duobė. Nežinau, kaip matosi per kamerą, bet tikriausiai irgi matosi. Tai trumpai tariant, kaip pradžioje anonse matėt, tą reikalą Molotovo-Ribbentropo paktas pasirašytas. Kodėl aš jį akcentavau? Nes po jo prasidėjo grandiozinės statybos Molotovo linijos įtvirtinimu. Stalinas tikėjosi, kad turi dar laiko ir pasiruoš, bet akivaizdžiai laiko jis neturėjo ir naciai įsiveržė anksčiau. Todėl, kaip matote dabar, čia įtvirtinimas lyg ir pažymėtas, bet iš tiesų jo nėra. O nėra todėl, kad nespėjo tiesiog pastatyti. Kai kurie įtvirtinimai pastatyti, vienu daugiau, kiti mažiau, bet realiai iki galutinio tikslo užbaigta buvo vos keletas. Tokius komentarus gaudamas, chebrytė, tikrai jūsų nepamiršau. Žiauriai fainas tokius komentarus gauti ir tikrai video bus. Judėsim į priekį. O jūsų ko prašau, tai pasubscribinkit, palaikinkit, dalinkite su draugais. Jums tas tikrai nieko nekainuoja, o man tas yra didelė parama ir su tuo aš tik tais su kiekvienu subscriberiu noriu judėti į priekį. Tai laukiu jūsų, spauskit va dabar spauskit. Tai va, chebrytė. Aišku, šitas video trumpas, bet jūsų laukia antra dalis. Tiesiog nespoilinsiu, kol dar nenuvykau ir nenufilmavau. Nu ką, chebrytė, tai tokia trumpa šiandienos istorija. Apžiūrėjom,
patvirtinom faktą, kad fakto nėra ir iki greitų pasimatymų.